Kūnai, kurie ilgai neišsimagnetina, vadinami nuolatinis magnetais arba tiesiog magnetais. Tokių savybių turi medžiagos feromagnetikai, tokios kaip geležis, nikelis ar kobaltas. Magnetų yra įvairių formų, taip kad šis pasaginis magnetas, mažesnis magnetas, strypinis magnetas, čia tiesiog mažesnė forma, ir apvalus ar dar kitokių formų. Skirtingi magnetų poliai vienas kitą traukia, kaip mėlynas su raudonu, ne veltui jie yra taip ir nudažyti, arba stumia, kaip mėlynas su mėlynu. Taigi, magnetai taip pat traukia kūnus. Mes dabar užbarstėme geležies, susmulkintą tiesiog geležį ir parodysime, kaip magnetas ją veikia. Geležis tiesiog traukiasi prie magneto galų. Taip pat magnetai traukia skirtingus kūnus ir skirtingas medžiagas, kaip geležį. O čia yra aliuminio plokštelė. Kaip matome, jos netraukia. Taip pat galime pašmaikštauti, kad su magneto pinigų nepavogsi.